realus atvejis, manau, kad per tokius pavyzdžius tėvam kartais yra lengviau atpažinti savo situacijas. Vaikas penktokas akademiškai labai gabus, šiek tiek nerimastingas, tokio padidinto aktyvumo ir jo pagrindinė problema santykė su kitais vaikais tai yra gebėjimas jausti ir gerbti kito vaiko ribas. Tai reiškia, kad tas vaikas dažnai, tarkim, ima kito daiktą be atsiklausimo, kai jam kažkas sako, stop, man taip nepatinka, jis pasirenka ignoruoti tokią pastabą, komentuoja dažnai pažymius, kitų vaikų darbų kokybę, demonstruoja savo pranašumą. Vaikas gali prašyti mokytojo pagalbos, žodžiu, o jisai puls padėti ir paaiškinti dalyką, nors klasiokas sako, aš ne tavęs klausiu, aš noriu, kad man mokytojas paaiškintų. Ir aišku, kad su tokiu elgesiu klasė pradeda vis labiau tokio vaiko nemėgti, gresia, žodžiu, tas toks vaiko atstumimas. Kviečiamės tėvus, kalbame su tėvais, tėvai nuostabūs, sąmoningi žmonės. Klausiu, ar jūs atpažįstate tokį elgesį ir namuose, tėvai neneigia, sako, taip, mes matom tos ribų pažeidimus, su ką darot, kaip reaguojat, nes akivaizdu, kad jeigu elgesys užsifiksavęs, nes kažkokiu paradoksaliu būdu tėvų reakcija tą elgesį sustiprina. Sako, mes šiaip iš tikrųjų stabdom tokį netinkamą elgesį, kiekvieną kartą duodam grįžtamą ryšį, sakom, kaip reikėtų elgtis tinkamai, atrodytų viskas teisinga. O kaip reaguojat, kai vaikas tinkamai elgiasi? Ir čia tokia trumpa tyla ir pauzė, tada tėvai atsako, kad teisybės dėlei reikia pripažinti, kad gal mes esam labiau rinkę sureaguoti kas kart ir jau taip griežtai sureaguoti netinkamą elgesį. Mažai mes turbūt pastebim tinkamą ir giriam vaiką. Tai dabar žiūrėkit. Jeigu nuolat kažkas jums vis, žodžiu, nuosikaišiotų jūsų klaidas ir kiekvieną kartą jums sukleidus jūs kritikuotų, o jūsų gero, teisingo elgesio nepastebėtų, tai kiek jūs turėtumėt motyvacijos teisingai elgtis? Tai kam čia stengtis, jeigu vis tiek niekas nepamatys? Tai geriau atsipalaiduoti, pasileisti plaukus ir pabūti to tokiu blogiuku, vis tiek visi galvoja, kad aš toks esu. Tai moralas šitoj situacijai toks, kad į ką mes akcentuosim dėmesį, į ką kreipsim dėmesį, kokį elgesį pastebėsim, tai tokį elgesį ir fiksuosim. Jeigu norim, kad mūsų vaikas elgtųsi tinkamai, pastebėkim kiekvieną kartą, kai jisai taip elgesi ir pastiprinkim šitą elgesį savo dėmesiu. Nesku, kad nepastebėkim ir neduokim grįžtamo ryšio, kai elgesys netinkamas. Bet pats svarbiausias turbūt dalykas yra pastebėti ir fiksuoti tinkamą elgesį. Tai sėkmė.